realiai keisim viską. Sveiki, mėlyjei mano žiūrovai. Tai Frontera šiek tiek pagražinta. Uždėjom ratus, pavalėm, pagražinom. Bet ši serija ne apie ją. Važiuosim pasimti mano kitą projektą, kur aš šiek tiek buvau apie jį pamiršęs. Apie metus laiko jis jau stovi garaže. Tai vat, keliamės į kitą kadrą. Tai va, matot projektėlį. Metus laiko prastovėjo, realiai nejudinamas, šiek tiek prasivažinėjau, bet nebuvo laiko iki pilno pasivažinėjimo ir iki pilno sutvarkymo. Tai va, operatorius pafilmuosi, kaip viskas atrodo. Plastikai turi dažytis, visokios tokios detalės, lempa ne kažką atrodo, reiks kažką padaryti su jie. Išmetimus turim Leovince, užkursim, išgirsit. Dabar yra uždėtos krosinio padangos, jau pavargusios tos padangos. Mano planas yra uždėti plentinės padangas, nes į patį offroadą planuoju nelabai važiuoti su juo. Tai. O toks yra aparatėlis, turės dažytis bakas, speedometras šiek tiek pabėgęs, tai žiūrėsim ką daryti irgi per variantą. O dabar pasižiūrime, ar kuriasi. Nu ką mes čia turim? Kaip laikrodukas. Pasiklausykim, kaip ant šalto dirba. Policija nepykit, kaimynai irgi nepykit. Nu ir įvažiavom. Įvažiavome. Ką prisirišam ir važiuojam. Na tai sveikinamės iš garažo. Parsivežėm motociklą. Kaip ir buvau minėjęs, jis buvo šiek tiek apleistas. Metus laiko stovėjo garaže. Šiek tiek buvo prasivažiuota po miškus, bet labai mažai. Nebuvo laiko tam, tai dabar bandysim atgaivinti šitą aparatą. Tai kas dabar įvyko vežimo metu? Su operatoriu sušnekėjom, pasikruojom ant priekabos. Ir mocas nukrito, realiai nuvirto. Iš viso pasižiūrėjau per veidrodėlį, kad nebėra to moco priekabos. Išlipom iš mašinos, žiūrim gulint priekabos. Iš to streso, iš to azarto, kaip vadinamo, tai nesugebėjom nufilmuoti, kaip viskas įvyko. Tai vat, yra defektas vienas. Ant šono plastiko šiek tiek atsiradęs naujas ir duslintuvas galimai šiek tiek linko, bet minimaliai. Nedarysime mes čia tokio jau labai gero aparato, tai manau bus ir gerai ir tokie duslintuvai. Tai vat. Šio aparato tikslus modelis Yamaha XT 600 šiam. Tai vat, turim tokį aparatėlį, 35 kW dokumentų, vieną cilindro. Ir vat, šiek tiek važiavęs, rida apie 30 000, nemaža rida, bet ką padarysi. Dar važiuoja, kažkiek parako turi, smagus aparatas. Tai va, čia nepasibandysim dar pasidaryti defektaciją, pasižiūrėsim, kas blogai, ką keisim, ką darysim toliau, testuosim. Tai va, pradžiai, manau, reiktų vis tiek prasitestuoti jį geriau. Gal šiek tiek tas padangas atgaivinti, atšviežinti, arba iki galo jas sudrožti, kaip čia pasakius.
Kaip manote, operatorių? Ar mes gadinam padangą šiandien? Ar norės pamatyti mūsų žiūrovai šitą dalyką? Gadinam. Gadinam? Aišku, operatoriui tai dzin. Operatoriui dzin! Realiai keisim viską. Nes turim lavoną. Tai su tais aparatais taip yra. Nuperki pigiau, galvoji bus geriau, o gaunasi kaip visada. Tas mocas atsistojo pilnai 2200 eurų. Pridedam prie kainos, maždaug paskaičiuosim, kiek pilnumoje čia viskas gaunasi. Rinkos kaina prieš metus buvo, pigiausias rinkoje buvo 2800 eurų. Irgi toks šiek tiek lavoniukas, kaip sakoma. Tai ką pradėsim keisti? Prasikeisim visą vairą, šituos paliksim variantus, visus mygtukai gal pasiliks. Šitą gal pakeisim, čia reguliuoja ventiliatorių. Nes sustojus vasarą karštą gali labai stipriai užkaisti. Pasikeisim vairą. Vairas kaip ir neblogas, bet norėtųsi kažkokio platesnio, šiek tiek rimtesnio. Vairas yra nupirktas, kitoj serijoje parodysim. Kitas variantas tai yra toks, kad šiek tiek pabėgia mūsų Windowsai vadinami. Tai Windowsai pabėgia, tai net nežinau, ar mes čia kažką darysim, ar nedarysim. Nežinau, dabar ant kameros gal ir neatrodo, bet šiek tiek pabėgia. Tai matysim darbo eigoje, kaip čia kas gaunasi, keisim, nekeisim, ar apsimoka keisti, neapsimoka. Tai va tokios tokelės, plastikai tragiški, nežinau net ką su tais pasakyti. Jaučiu, pradėsim karboną lupti, tai čia prasidės mums bairiai. Bairiai po bairių bus. Bakas. Buvo kažkieno dažytas galimai, tepliuota, daryta, apibėgęs kažkoks, dar kažkas. Nežinau net, ką čia su juo darysim. Ką darysim? Vešim dažytojui, nes patys tai nedažytojai. Nebent nieks neprims šito bako ir patys dažysim. Tai va tokios tokelės, ką mes čia dar turim. Turim dviračio padangą priekinę. Nu man tam mocui dviračio padanga atrodo. Čia jis turėtų būti realiai plento padanga uždėta, žemesnė, kaip ir turėtų būti, kaip ir galia uždėta. Turim čia pasidarę tokį dalyką, kad nepasidarė, o buvo padaręs praeitas savininkas, buvo pakėlęs, kaip pasakyti, plunksno laikiklį, nuo rato, kad nejudėtų plunksnos, nesisukinėtų vairas. Per neišlaisvėtų, gal taip pasakyti, kaip operatorių galvoju. Manau, kad neišlaisvėtų. Nu. Mes paprasčiau pasakysim, ne literatūriškai. Tai va, viskas dažysis, šakių salnikai, labai mūsų gražus, pafilmuokite operatorių, viskas, apsitepalavę, gražu, nuostabu. Realiai kaip pilnos laimės, tai čia važinėjimo, tai oi, kaip sakoma. Posukiai, Made in China, viskas čia China, rankenėlės China. O. Labai smagu, gražu, gardu. Tai duslintuvus paliksim, labai patinka man. Realiai, kodėl buvo pirktas tas mocas vien iš emocijos, dėl to, kad išmetimas ahujienas. Tai va, turim galinį ratą, ratas galinis bus tokio pat dydžio, tai keisis padanga. Grandinė dar kaip ir gyva, visai mačiau. Dar žiūrėsim, ką daryti su tais visokiais. Visokiom tokiom korozijom. Nu, pasėdinę šiek tiek, kai buvau nupirkęs, buvau praplovęs. Nes kaip ir operatorius iš mane žvengia, kaip ir Frontera, taip ir šitas XT yra parvežtas iš kur? Iš Akmenės. Akmenė, parduokit man visus savo variantus. Man patinka jūsų miestas, mes galim toliau pasirodyti tenai. Siūlykit variantus. Man labai patinka Akmenė šituo reikalu. Tai vat. O Jėzus, iš naujosios Akmenės operatorių. Tai gal tu naujoje Akmenė nori gyventi, kaip tu galvoji? Tai va, tokie variantai. Čia supravotkė kaip ir... Supravotkė laidynų, kaip sakoma. Kaip ir viskas gerai, netrumpina. Galiniai posukiai irgi labai gražus. Va, ką mes turim. Kažkokį momentą buvo klievęs praeitas savininkas, dar kažką daręs. Na aišku, tas mocas buvo jau darytas grinai važiuoti, nu realiai, iki Sukroskė.
Bet su kroskė, kodėl aš nenoriu su ją važiuoti kaip su kroskė? Dėl to, kad jinai sveria 170 kg. Tai ją iš vietos pajudinti yra, oi, kiek reikalų. Aš realiai ant nelygios žolės net realiai negaliu jos išjudinti. Planas yra toks, nusimti plastikus, nusilupti karboną, pasižiūrėti, kas iš to karbono likė. Čia jau yra galimai yra lituota. Litavo vienas šiaulietis, jeigu žiūrėsi, tai linkėjimai. Nes kažkas vienkė buvo perkėlęs. Nieko nesakau, viskas gerai. Tai va, tokie variantai. Stabdžiai kol kas geri. Ai, stabdžių kaladėlės. Kai nupirkau, pakeitėm stabdžių kaladėlės. Diskai kaip ir gyvi, viskas tvarkoj su jais. O manau, kad iki pilno reikalo reiktų pasitestuoti, gal kaip jis čia važiuoja, kaip jis čia nevažiuoja, važiuoti nebevažiuosi. Kažkaip ir vasara šalta, ir dar šiaip. Gėda bus, kai sakys, kas čia per variantai tokie. Tai vat, gal prasitestuojam, garažiai. Kaip, burnautas? Oi. Žmonės, nestokit, nedegam. Emocijos geros.